kad mane uždaryti į psichiatrinę ligoninę prieš stiprių vaistų, O kam tų vaistų? todėl kad padarytų debilų mane. O kam? Nes aš labai daug tiesos pasakau. Supranti, jie laukia tos minutės, kada aš atsidursiu Turhatui, o jie Turhatui turi psichiatrinėse ligoninėse pažinčių. Jie mane tada būtų suvalgę, taip, net jie ėjo net psichiatrinėse ligoninėse turėjo pažinčių. Ai, tai tipo, kad tu mažiau kalbėtum, mažiau tiesos sakytum, jie norėjo tavęs su tais. Suvalgyti, jie norėjo taip ir net aš kai kokią informaciją žinau, kad kuris pasakojo, kad man būčiau aš palūžęs, jeigu ką būčiau į psichuškę nuvažiavęs, ir būtų išvežę, ar ten kažkas man būtų pavažiavęs stogas, bet jie nesuprato, kad tikrai man nenuvažiuos stogo, žinai, jie matė, kad aš kitoks ir nesupranta, kodėl aš nepalūžu. Supranti? Ir supranti, pas juos buvo tokia fantazija mane padaryti visiškai palaužti ir uždaryti į psichiatrinę ligoninę, kad aš nekalbėčiau, ko nereikia, nes tipo, žinai, uždarė į psichiatrinę ligoninę, jie te turėjau daktarų pažįstamų, man būtų prišvirkštę vaistų ir būtų padarę daržovę. Tada būtų pizda buvę. Aha. Bet čia žiauru visiškai. Ja, viską pasakoju, net nenorėjau papasakoti, bet priverčiau papasakoju viską. Aš net šokė, aš negaliu patikėti, tuo, kad tu čia Nu, norėjau vienu žodžiu, norėjau, kad aš dingčiau iš socialinių tinklų, iš viso pasaulio šito dalyko. Jų tikslas buvo padaryti mane durnu, bet iš tikrųjų jiem neišėjo. Jie dėl to ir šūdais mane drėmė. Bet jie nežino, kas aš iš tikrųjų esu, iš tikrųjų, tai jiem daigi manęs paeit. Bet dabar žinos, kas tu toks. Nu, gal kažkada gyvenime. Nu, Bet tai čia tikrai kažkokia mafija, Petrai. Paprastai žmonės nesuorganizuotų taip. Čia jeigu aš būčiau pasidavęs ant šito dalyko palūžęs, man būtų buvę pizda. Žinai, bet aš sakau, viską žinau, beveik viską žinau, tik tai sakau, dar laukiam to siuntėjo vaizdo nuotraukos, namų, kur gyvena, kur... Tas, kuris užsakė? Jau užsakė. O tai tik tais vienas buvo užsakovas? Jisai didelis pinigus mokėjo dėl to, kad jam nepatiko, kad aš... Tai čia trečia lentyna užsakinėjo? Nežinau, aš tiksliai nieko nenoriu pasakoti, kol žinių rimtų negavau, bet... Bet tai kaip tu taip atsilaikai, Petrai, kaip tu nepalūžai? Todėl, kad man čia buvo nulis tas palaužimas.